Na, tai tvarkoj. Mes pasiemam skrandžio mažąją kreivę. Ir aš tolygiai uždėjau savo nykštį ir nykščio pakylą. Viskas. Aš palikau dabar šitą ranką. Su kita ranka aš einu prie kepenų, už šonkaulių, bet aš nesistengiu paliesti po šonkauliais, aš einu ten, kur mane audiniai leidžia ir aš būsiu už kepenų. Ir aš užpildžiau erdvę ir tada mes turime skrandžio ir kepenų raištį. Dabar aš su savo kūnu užsivinioju, šiek tiek užriedu ir lengva kompresija leis man patalpinti savo rankas giliau. Ir aš susiduriu su pirmuoju barjeru, fascinis, raištinis barjeras, lengvas. Ir aš laukiu, kol audiniai atsipalaiduos. Ir aš užpildau tai, ką man leidžia. Ir laukiu. Jie atsileidinėja ir aš po trupučiuką galiu eiti vis gilyn. Technika gali užtrukti keletą minučių. Ir aš tada kontroliuoju savo kūnu, šiek tiek atlėkstu, padidėja įtampa ir ta įtampa yra darbinė, audiniai, viskas, mane įsileido giliau, aš vėl užlaikau, vėl einu gilyn ir vis minkštėja ir giliau vis mane įsileidžiu. Ir tada prašau pacientės giliai įkvėpti ir ištrauk rankas.